į kurį atvykstate iš pusę metų trukusios ekspedicijos. Ką veikite šiuo laikotarpiu? Lapkričio vidury pajudėjau iš Vengrijos į rytų ir Himalajų kelią. Dirbau Kambodžai, Tailande. Pradėjau pernai su Indijos čigonais naują tokią seriją fotografijų, tai Radžastane. Dar vasarį kamavaus tenais tarp visų tų šitą spalvų festivalių, kaip vadina, polo festivalių, sulaužiau net kamerą, besigindamas nuo čigoniukų. Paskui jau kovo vidury, kai atšyla, tai aš visuomet arba pavasarį, kai jau baigėsi žiema, arba rudenį iki žiemos pradžios gyvenu ir fotografuoju Himalajose. Tai buvau jau gal kokį 15, 16, 17 kartą nuo 94 metų Nepale. Sustiprėjau, lipau į Anapurnos bazinę stovyklą, pavyko taip truputį atsigauti. Nu ir čia jau mėnuo, kaip su labai puikaus žmogaus lietuvio vienuolio aktoriaus, kuris jau gal 12 metų, kurie vienuoliauja, buvo Haengų Kęstučiu. Aplankėm gal kokias 5-6 svarbiausias iš 10 Korėjos vienuolynų. 14 amžiaus, 15 amžiaus. Nu, jis mane palikdavo keliom dienom, ar 3 dienom, ar savaitėj. Paskui vėl atvažiuodavo, permesdavo į kitą vietą, nes turint rytų praktiką, kurią aš jau čia 23 metai, vis dėlto nėra lengva, nes šaliai žmonės mažai kas kalba angliškai, yra labai mažai informacijos turistam, ir turistų turbūt aš tiek mažai nemačiau jokioj pasaulio šalyje rytų, kad būtų taip tikrai. Tokios šventyklos buvo Bulguksa, bet šitą rimčiausią šventyklą Korėjoje, tai per dieną gal mačiau kokius 5-8 turistus. Arba gyvenau netaip toli nuo Expo, kokie 200 kilometrų į rytus, tai šventykloje Haensa, nu tai ten aš prabuvau gal 6 dienas ir iš tikrųjų, nu, mačiau vieną grupę didesnę turistų ir per dieną vieną kitą žmogų. Tiesiog kažkaip labai džiaugiuosi, kad vis dėlto su Kęstučio Marčiulino pagalba padariau 1500 fotografijų. Ir mano jau fotografinė veikla rytuose yra labai konkreti ir specializuota. Korėja 15 valstybė budistinė, kurioje dirbau. Dar liko 3-4, kuriuose planuoju dirbti. Tai nu, ir jau pagal susitarimą lapkričio mėnesį su komisaru ponu Romu Jankausku atvykau čia atidaryti savo parodą. Toks jau finalinis akordas tų pusės metų kelionių ir įvairiausių ieškojimų, bandymų, sėkmių ir nesėkmių. Tai ponas Romas Jankauskas pakvietė lapkrityje, kad galėčiau šitą parodyti darbus apie Neringos kopas ir Kryžių kalną.